ir sakyti, iš tikrųjų, bet tas žmogus, kuriuo aš galėčiau sekti. Nesvarbu, kokioje srityje, verslo, meno, neturi reikšmės. Ar dainavimas yra jūsų pagrindinis pragyvenimo šaltinis, ar dar jūs ką nors dirbate, turite atskirą verslą? Geras klausimas. Irgi dažnai užduodamas man, kadangi dažnai toks susiformuota tokia nuomonė, kad mes kaip grupės, artistai, atlikėjai dažnai darome lyg tai kažką tai daro, užsiema kažkokį verslą ir dar kažką tai darome be šito. Ir kada dažnai netgi užsakymai būna su ta intencija, kad jūs gal nemokamai atvažiuosit padainuoti, nes žmonės kartais nesuvokia, kad iš tikrųjų tai yra tavo vienintelis pragyvenimo šaltinis ir tu gyveni tik tai tuo. Tai tas ir būtų atsakymas, kad aš daugiau iš esmės nieko nedarau, tai yra vienintelis mano pragyvenimo šaltinis. Ir aš sakau, jau nuo 18 metų, aš kai pradėjau tą, kaip pasakyti, tiksliau nuo 16-14, kai pradėjau, tai aš iki tol niekur nedirbau. Man dabar yra 34 metai, aš iki tol niekur nedirbau. Kaip toksai žmogus, kur parduotuvė ar dar kažkur užsienį išvažiavęs ir taip toliau.